And I have to say that when we did this with our own children, we almost never had to deal with their behavior or their misbehavior. Kai mes, aš galiu pasakyti iš savo šeimos patirties, kai mes patenkiname vaikų reikmes, tada mes neturime problemų su vaikų elgesiu. Because a lot of children's misbehavior comes out of them asking questions because they're not sure how loved they are, in a way. Kartais vaikai elgiasi keistai todėl, kad jie klausia klausimo mūsų, su tuo savo elgesiu jie klausia klausimo, ar aš esu mylimas. And they're saying, do you care enough to spend time with me? Do you care enough to spend time with me? Jie sako, ar tu pakankamai rūpiniesi manim, kad praleistum laiką su manim? Or I'm feeling overwhelmed, I need someone to notice and help me. Aš tiesiog jaučiuosi per daug užkrautas darbais, ar tu gali palaikyti mane, padėti man? Or am I special to you, or is work the most important thing in your life? Ar aš esu tau ypatingas, ar tavo darbas yra svarbesnis negu aš tavo gyvenime? And do you love your iPhone more than me? Ar tu telefoną mobilų labiau myli negu mane? But there are some challenges. Bet yra tam tikri iššūkiai. 3 things that stop us from meeting each other's needs and having our needs met by 3 others. pavojaus ženklai, kurie sustabdo patenkinti kito žmogaus reikmes. The first one is, I'm most important, you should meet my needs. Pirmas pavojus. Aš esu svarbesnis, tu turi patenkinti mano reikmes. Because what I do is more important than what you do. Nes tai, ką aš darau, yra svarbiau negu tavo reikmes. Or I'm the most important person in the family. Arba aš šeimoje svarbiausias žmogus. Now, for a baby that's fine, a baby has to be like this. Na, kūdikiams atleistina. Kūdikiai yra tokie. But when we're grown-ups, we have to think as grown-ups. Na, kai paaugame mes, kai nesubręstame, tada mums netinka. And the next one is self-reliance. Kitas pavojus yra pasitikėjimas savimi. I don't need you. Man tavęs nereikia. I can meet all my needs by myself. Aš pats patenkinsiu savo reikmes. And yes, you try comforting yourself or supporting yourself. Ir tada bandote save paguosti, padrasinti. That's not how it works. Bet tai nesuveikia. Because you're alone. Kadangi jūs esate vienišas. And it's not good for you to be on your own thinking you can do it all by yourself. Ir nėra gera būti vienam ir galvoti, kad pats vienas gali patenkinti savo reikmes. That's not a way that makes healthy relationships. Tai nėra sveiki santykiai. And there's self-condemnation. Savęs smerkimas. It's like, I have needs, but if you meet them, I'll just feel guilty because I should be just meeting everyone else's needs. Savęs smerkimas. Nes galvojame, aš turiu reikmes, bet jeigu tu patenkinsi mano reikmes, aš turėčiau patenkinti tavo reikmes, ar aš tada jaučiuosi blogai, jeigu tu tenkini mano reikmes. And in a healthy relationship, we're meeting them both ways. Sveikose santykiuose mes patenkiname vienas kito reikmes. Healthy relationships need us to give to the other and to receive from the other. Sveikose santykiuose mes turime ir duoti, ir gauti. And when there's an imbalance there, then the relationship is not as strong as it could be. Jeigu nėra pusiausvyros, tada santykiai negali būti stiprus. Let's think about how this works in a Bible story. Pažvelkime, kaip tai suveikia Biblijos istorijoje. There's a story that I love of the prodigal son. Man patinka istorija apie sūnų palaidūną. And he goes through all of these. Ir ta istorija tinka kiekvienam iš mūsų. First of all, he says, I want it now. Pirma, ką jisai pasako, man reikia dabar. I want this money. Man reikia pinigų dabar. Money's most important. I don't care about you. Mano reikmės dabar pačios svarbiausios ir aš nesirūpinu kitais. I don't care that I'm going to put your entire financial situation at risk. Man visai nesvarbu, jeigu tavo finansinė situacija pablogės. And then he goes off with his money. Pasiima jisai savo dalį pinigų ir išeina. And he tries to be self-reliant. Ir jisai stengiasi pasitikėti savo jėgomis, savimi. He tries to manage his own life his way. Jis stengiasi suvaldyti savo gyvenimą savo paties jėgomis, taip kaip jis supranta. But then his money runs out. Bet pinigai baigėsi. And he finds himself with the pigs. Ir jis atsiduria tarp kiaulių. And thinking, I'm hardly worthy to be my father's servant. Ir tada jisai pradeda galvoti, aš net nevertas būti savo tėvo tarnu. I don't deserve his love.
aš neusitarnavau jo meilės, but he has nowhere to go. bet aš neturiu kur eiti. And so he just makes his way back home, knowing that his father is a loving man. Tada jis nusprendžia keliauti namo, žinodamas, kad jo tėvas yra mylintis tėvas. And at least the most humble son in his house is well fed and clothed. Nes pats mažiausias tarnas jo šeimoje yra geriau aprengtas negu jisai. And his father is the most loving father. O jo tėvas yra labiausiai mylintis tėvas. And we see what he does. Ir mes matome, ką jis padaro tėvas. Before the son has even got anywhere near the home, the father runs to him to show his acceptance. Kai jis tik pamato sūnų, jis bėga pas sūnų, And he gives him a big kad hug parodytų, kad jis priima jį ir jis jį apkabina. to show him affection, to give him comfort. Parodo meilę, prisirišimą, paguodą. You are loved, you are wanted. Tu norimas, tu mylimas. I miss you. Aš pasiilgau tavęs. This relationship is important to me. Šitie santykiai mano ir tavo santykiai man yra svarbus. I treasure you. Aš vertinu tave. And I'm glad you come back. Man labai smagu, malonu, kad tu sugrįžai. And I'm going to help you feel safe and respected. Aš padėsiu tau pasijusti ir saugiu, ir gerbiamu. So here's some new clothes to cover all your rags and shame. Štai tau nauji rūbai, kad tu apsidengtum savo skarmalos ir savo gėdą. And I restore you to my son and give you a secure place forever. Aš atstatysiu tave į mano sūnaus poziciją, padėtį ir užtikrinsiu tau saugumą amžinai. And we see from this what the most loving father in the world can do. Ir mes matome iš tų poreikių, žvelgiant į tuos poreikius, mes matome, ką mylintis tėvas gali padaryti. And how he reaches out and meets all those different needs. Ir kaip jis patenkina visas tas reikmes. And that's what he calls us to do too. Ir štai jis kviečia mus lygiai to paties padaryti. Even when our rebellious children come home in tatters. Nesvarbu, jei maištingas sūnus sugrįžta namo. And why is this important? Kodėl yra svarbu? Because, I'll show you this one first. We have this in Lithuanian, but I'll show you this first. Visą tai mes turime lietuvių kalboje, bet pirmiausia, aš jums parodysiu anglų kalboje. So when a baby is born, Kai kūdikis gimsta, we can love them and spend time with them and nurture them. mes galime jį mylėti, praleisti laiką, maitinti jį. We can encourage them towards getting things right. We can teach them. Mes galime jį padėti jam, mokyti jį. We can help shape their characters. Mes galime padėti jiems užduotimis. And let them know they are loved by God and they are loved by us. Ir mes galime leisti jiems žinoti, kad Dievas juos myli ir tėvai juos myli. And when we do that, they have healthy thinking. Ir kai mes su vaikais taip elgiamės, vaikai išsiugdo sveiką mąstymą. They say, I must be valuable, I must be lovable, I'm precious. Tada jie turi tokį mąstymą, aš esu vertinamas, aš esu ypatingas, aš esu mylimas. There are people around me that help me when I need to learn. Ir aplinkui žmonės, kurie man padės, kada man reikės pagalbos. And then the child feels confident, valuable, secure, thankful. Ir tada vaikas jaučiasi vertingas, saugus, dėkingas. And they become kind, generous, considerate. Pasidaro malonus, dosnus, jie mąsto apie kitus. And they're more likely to have healthy relationships, healthy families. Ir tada jie didelė tikimybė, kad jie turės sveiką šeimą, sukurs sveiką šeimas, turės sveikus santykius. To live flourishing lives. Gyvens klestinti gyvenimą. But if they don't experience these things, if they experience neglect or abuse Jeigu or rejection, vaikai nepatiria tų jausmų, jų poreikiai nėra patenkinti, jie jaučiasi atleisti, su jais neteisingai elgiamasi, jie atstumti, jie kritikuojami, naudojama prievarta prieš juos. if no one comforts them when they cry, Jeigu niekas nepaguodžia, kai jie verkia, they think, what's wrong with me? I don't matter. ir tada jis pradeda galvoti, kas ne taip su manim. If
If I just try harder, maybe they'll love me. Galbūt jeigu aš pasistengsiu labiau. And they have a distorted picture of God and His love as Ir well. tada jie turi iškreiptą neteisingą paveikslą nei savęs, nei Dievo. And they become anxious and Jie condemned tampa and hurt. susirūpinę. And they're more likely to have addictions, compulsions, difficult Jie jaučiasi behavior. neverti, pasmerkti, labai yra didelė tikimybė, kad jie pradės įsitrauks į žalingus įpročius. And they're less likely to flourish in their lives. Ir tada jų gyvenime neklesti. And here's a summary in your language. Dabar čia yra apibendrinimas santrauka jūsų kalboje, lietuvių kalboje. And you're welcome to have these slides to read them. Jeigu reikia tų skaidrių lietuvių kalboje, jūs galite laisvai jas gauti ir turėti. And this is why it's so important, because these things are at the very core of how we shape our lives. Tie dalykai yra svarbus, nes nuo tų dalykų priklauso, kaip mes formuojame savo gyvenimus. And this is what aloneness looks like. Tai kaip atrodo vienatvė. It's very sad. Labai liūdna. And he doesn't know if anyone loves him. Jis nežino, ar kas nors jį myli. He's not sure what to do, he's in so much pain. Jis patiria tiek daug skausmo, jis nežino, ką daryti. And this is what healthy relationships look like. O kaip atrodo sveiki santykiai? People laughing together, working together, being Ir loved. žmonės juokiasi kartu, myli vienas kitą, dirba kartu. People who are flourishing. Žmonės, kurie klesti. But sometimes we've had holes in our life made by accident. Kartais mes turime skyles savo širdyse, kurios buvo padarytos. We have some friends called Roger and Julie. Mes turime du draugus, jų vardai yra Julie and Roger. Yes. Rogeris ir Julie. And they're actually the ones who taught us about these principles. Tai buvo tie žmonės, kurie mūsų išmokė apie tos principus. He says sometimes you find people in our lives who have a big hole because a need has not been met. Jie sakė, kad jūs sutinkate savo gyvenime žmonės, kurie turi skyles. Tai reiškia, kad tų žmonių reikmės nebuvo patenkinamos. And we think, is there anything we can do? Ir tada mes pagalvojame, ką mes galėtume dėl tų žmonių padaryti. When Roger met Julie, she thought she wasn't very pretty. Kai Rodžeris susitiko su Julie, Julie negalvojo, kad ji yra graži. She's actually very attractive and red-haired. Ji buvo labai patraukli, raudoni plaukai. But every time he said, you're pretty, she said, no, I'm not, don't be so stupid. Kiekvieną kartą, kai Rodžeris pasakydavo, tu esi graži, jis sakydavo, ne, aš ne graži. You're just saying that, that's not true. Tu tik taip sakai, bet tai nėra tiesa. So he said, where did you learn that you're not beautiful? Ir tada jisai paklausė jos, o iš kur tu sužinojai, kad tu esi negraži? She said, I've always known it. Jis sako, aš visada tai žinojau. She said, my sister is blonde and tall. Jis sakė, mano sesuo yra aukšta ir blondinė. And she looks like a model. Ir ji atrodo kaip modelis. And I'm short and I have red hair. Aš esu nedidelio ūgio, raudonais plaukais. Whenever my father introduced us to people, this is what he said. Kai mano tėtis supažindindavo mus su kitais žmonėmis, štai kai jisai sakydavo apie mus. This is Sarah, she's the beautiful one. Štai Sara, ji gražuolė. And this is Julie, she's the clever one. Ir čia Julie, ji protinga. So Julie thinks she's not beautiful. Ir Julie apie save galvoja, kad ji nėra graži. And Sarah thinks she's stupid. O Sara galvoja, kad ji yra kvaila. But Roger was married to Julie. Rodžeris vedė Julie. And he said, I am going to fill that hole in her life until she is healed again. Ir štai padarė sprendimą. Aš pasistengsiu užpildyti tą ertmę jos širdyje, kad ji būtų išgydyta. And even though she pushes me away, I will tell her every day in some way that she is beautiful. Nors ji ir atstumia mane, bet kiekvieną dieną aš jai sakysiu, kad ji yra graži. Because I love her, I want to make the difference. Kadangi aš ją myliu ir aš noriu, kad jos gyvenimas pasikeistų. About 6 years later, Po 6 metų they were getting ready to go out to dinner. jie nusprendė pavakarieniauti. And she was sitting in front of the mirror.
Jis sėdėjo priešais veidrodį, brushing her hair. šukavosi savo plaukus. And Roger said to her, "You are so beautiful, you look lovely tonight." You look lovely tonight, you're so beautiful. Roger said it to her. Rodžeris jai pasakė, tu esi nuostabi, tu šį vakarą atrodai labai gražiai. She looked in the mirror Ji pasižiūrėjo į veidrodį and she said, "You know what, you might be right." ir ji pasakė, tikriausiai tu teisus. And Roger said, "Yes." Ir tada Rodžeris sako, taip. He kept having to do it more until she was fully established, but he could see that he can make a difference. It's hard, but you can. Jis pamatė, kad tu gali padaryti pasikeitimą kito žmogaus gyvenime. Roger and Julie have grown their church on these relational principles. Julie ir Rodžeris augo bažnyčioje, kur buvo mokomi tie principai. They say every time someone comes to their church, they must experience two things. Jie sakė, kad kiekvienas, kuris apsilanko toje bažnyčioje, turi patirti du dalykus. They must know without any doubt that God loves them. Jie be jokios abejonės turi žinoti, kad Dievas juos myli. And they must experience that one other person in that church loves them too. Ir jie turi patirti, kad bent vienas žmogus toje bažnyčioje myli juos. The last time I spoke to him, his church was 5,000 people and they were building an extension. Paskutinį kartą, kai aš su juo kalbėjausi, jo bažnyčioje buvo 5,000 žmonių ir kaip tik tuo momentu jie statė naują pastatą naujai bažnyčiai. I wonder what difference it will make if everyone in our churches, everyone in our families experience this every day. Aš įsivaizduoju, kas įvyktų mūsų bažnyčiose, kas įvyktų mūsų šeimose, jeigu mes kiekvieną dieną patirtumėm tuos dalykus. So why is this important? Kodėl tai svarbu? Well, I think it's important because it's helped me to think, what is it that I need right now? And tell people so they can help me. Tai padeda man išsiaiškinti mano reikmes, ko man reikia ir tiesiog leisti žmonėms žinoti, kaip jie gali man padėti. And it also gives me a way to listen to other people and meet their needs. Ir taip pat padeda išsiaiškinti man kitų žmonių reikmes ir padėti jiems patenkinti jų reikmes. And I've learned to listen for what they're saying underneath what they say. Ir tiesiog mus moko išmokti pasižiūrėti ten giliau, kas yra pačioje. And every time you meet somebody's needs, you are showing them God's love. Kiekvieną kartą, kai mes patenkiname kito žmogaus reikmes, mes parodome Dievo meilę tam žmogui. And we're showing that we care for them too. Mes parodome, kad tas žmogus mums rūpi. And we are creating healthy relationships. Ir taip mes kūrėme sveikus, gerus santykius. Here is a prayer from Philippians that you can read and then I'll pray at the end. Čia yra malda, kuri užrašyta laiške Filipiečiams. Pirmas skyrius nuo 9 iki 11 eilutės aš perskaitysiu. Užrašyta lietuvių kalba. Ir dabar meldžiu, kad jūsų meilė vis augtų ir augtų pažinimu ir visokeriopų išmanymu, kad jūs mokėtumėte pasirinkti, kas vertingiau, kad būtumėte tyri ir be priekaišto Kristaus dieną, pilni teisumo vaisių per Jėzų Kristų, Dievo garbei ir šlovei. Let us pray. Pasimelskime. Father God, we thank you that you love us so much in so many ways. Dieve Tėve, mes dėkojame Tau už Tavo meilę, kad Tu mus myli daugybė įvairiausių būdų. Help us to open our minds and hearts to see just how many ways you love us every single day. Dieve, atverk mūsų protus, atverk mūsų širdis, kad kiekvieną dieną mes pamatytumėm, kaip Tu daugybė būdų mus myli. And help us to see the people around us through your eyes. Ir padėk žmonės žiūrėti, kurie yra aplinkui mus per Tavo akis. So our eyes are open to what their needs are. Kad mūsų akis atsivertų ir mes pamatytumėm kito žmogaus reikmes. And how we can meet them with the love you have given to us. Ir kaip mes galime tuos reikmes patenkinti tą meilę, kurią Tu pripildai mus. Help us to work hand in hand with you to do this amazing work. Padėk mums ranka į ranką kartu su Tavimi daryti šitą nuostabų darbą. So that they will know that we are Christians by our love. Kad jie pažintų mus, kad mes esame krikščionys iš meilės. In Jesus' name, amen. Jėzaus vardu. Amen. Break for 10 minutes. Pertrauka 10 minučių.